Taigi sveiki atvykę į naują anglų kalbos kurso Dakus pamoką ir šiandieną pradėsim naują seriją pamokų, kuriuose kalbėsim apie įvairias frazes anglų kalboje, galbūt tokius specifinius išsireiškimus, kurie, na, jeigu pažodžiui bandysim versti, kažkokios specifinės reikšmės neturės lietuvių kalboje, bet yra pasakymai, kurie dažnai naudojami, tarkim, ten filmų žiūrėdami galite juos išgirsti kasdieniai kalboje, tai frazės yra naudojamos. Na, galbūt vieną kitą paimsim frazę, kurios galbūt nėra taip dažnai naudojamas kasdieniai kalboje, bet tiesiog įdomiai skamba, verta pasimokinti ir galbūt įdomių žodžių tokiu būdu sužinoti. Tai šios dienos frazė yra call it a day. Ne, to call it a day. Jeigu iš esmės mes sakysim to call it a day, tai reikštų pavadinti tai diena. Bet ką šita frazė reiškia? Tai reiškia užbaigti. Tiesiog užbaigti, nustoti kažką tai daryti. Užbaigti kažką. Tai pavyzdžiui, paimkim tokią situaciją, ne? Aš sakysiu, tarkim, let's call it a day. Tai iš esmės, ką aš sakau, tai reiškia, šiandien užteks, sakau. Šiandien užteks. Šiandien daugiau nieko nebedarom. Šiandien viską taip ir palikim, ar ne? Pasilsėkim, let's call it a day. Let's call it a day. Paimkim, pavyzdžiui, modalinį veiksmažodį, ar ne? Mes turim modalinį veiksmažodį should, kuris nurodo, kad, na, ar kažką reikėtų daryti, ar kažką turėčiau daryti ir taip toliau. Ir tiesiog, pavyzdžiui, galiu pasakyti, tarkim, gal užrašykim, reikėtų, derėtų, turėtume, ar ne? Tai pavyzdžiui, galiu paklausti, should we call it a day? Ar šiandien užteksiu? Gal šiandien baigiam? Tai dažniausiai bus susiję su darbais kažkokiais tiesioginiais, ar ne? Tiesiog, na, darbo diena arba kažkokiais, tai jeigu ties kažkokių projektų dirba, ar ne, should we call it a day, einam pasilsėti ir dažniausiai netgi bus, kad, tarkim, arba darbo dienos gale mes naudosim tai, ar ne? Arba gali būti, kad mes tiesiog sėdim, šnekučiuojamės ir irgi gale vakaro galiu pasakyti tiesiog should we call it a day, arba let's call it a day ir einam miegot, ar ne? Let's call it a day, pavadinkim tai diena, tai reiškia uždėkim štampą, kad diena įvyko, kad darbai įvyko, kad viskas yra pabaigta. Ir labai šiaip dažnai naudojama frazė. Ir kartais netgi gali būti taip, kad netgi sakysim tiesiog to call it, to call it. Tiesiog, pavyzdžiui, sakysi žmogus I'm, jeigu čia slepiasi, tarkim, I am calling it. Jis sako, I'm calling it. Viskas. Aš baigiu. Nebeturiu jėgų, ar ne? Tarkim, I'm calling it. I'm beat. Nebėra jėgų, nebeturiu šiandien noro kažką daugiau daryti. Einu ilsėtis. Galima tiesiog netgi labai dažnai pamatysit, kad šitose frazėse, kadangi jos taip dažnai naudojamos, netgi nereikia visos frazės panaudoti. Aš galiu sakyti, I'm calling it a day. Tai reiškia, aš baigiu, viskas, man užtenka. Bet netgi vien pasakymas I'm calling it užtenka, nes šnekamoje kalboje tai yra taip įprasta naudoti, ta frazė tiek yra įsisenėjusi jau, kad vien tas pasakymas I'm calling it, aš pavadinu tai, jau jisai iš karto suprasti, reiškia a day, tai reiškia baigiam šiandieną, užtenka, einam ilsėtis, ar ne? Tai tikrai dažnai naudojama frazė ir kaip visada siūlyčiau šiuose pamokose, komentaruose, pabandykit vieną kitą sakinį padėlioti, parašykite tiesiog vieną kitą frazę su šituo išsireiškimu, vieną kitą sakinį arba kažkokią situaciją, galit pakurti viską kartu, išsitaisysim, pakomentuosim ir pažiūrėsim. Tiesiog tikslas šitų frazių yra kuo dažniau jas naudoti, kuo dažniau, kaip pasakyti, jas kažkur sakinėse panaudoti, kad greičiau išmoktumėt ir kad tai pataptų tiesiog kiekvieną kartą, kai norėsit pasakyti that's it for me, ar ne, tiesiog sakysit I'm calling it, arba I'm calling it a day, arba should we call it a day, ar baigiam šiandien ir taip toliau. Tai pirmoji mūsų frazė šios savaitės, galbūt turėsim kartais, galbūt kelias į savaitę, tai yra tiesiog to call it a day. To call it a day, aš gal pridėsiu to šitą vietą, kad suprastumėm, kad tai yra veiksmažodis to call it a day, ar ne? To call it a day, pavadinti tai diena, arba tiesiog to call it, pavadinti, tai reiškia užbaigti, padėti tašką, eiti ilsėtis, ar ne? Ok, tai tokia mūsų pirmoji frazė. Jeigu norit daugiau frazių, nuorodai rasit frazių knygelę, audio ir PDF formatu esu padaręs, kad turėtumėte tai visiškai nemokamai, parsisiųskit, mokinkitės, turėkit savo kažkur tai įrenginį ir tokiu būdu tęskit savo anglų kalbos mokslus. Tai ačiū, kad esat šiandien, ačiū, kad žiūrit ir susimatom tada jau kitoj pamokoj. Iki.